Su jumis sveikinasi turto detektyvai. Šiandien esame Kauno rajone Žiegždriuose, šalia naujai įsikūrusių Marios jaukumo namų. Kartu su pašnekovais kalbamės apie nebereikalingą valstybės institucijų turtą, kodėl pastatai atlaisvinami ir kas su jais vyksta. Visoje Lietuvoje mes į metus pasiūlome nuo 20 iki 30 objektų. Tai yra, sakykime, išskirtiniai tiek savo paskirtimi, tai yra nuo gydymo, mokslo, administracinių pastatų iki tikrai unikalių objektų, tokie kaip, sakykime, tinklai, vandens bokštai ar dujų punktai kažkokiose periferinėse Lietuvos vietose. Valstybinės įstaigos kartais optimizuojasi ir nebeturi tam tikrų funkcijų. Mūsų kaip turto banko požiūris yra, kad valstybei nereikalingas turtas, neeksploatuojamas turtas neturi būti laikomas, jis turi būti parduotas. Tai pirma, valstybinės įstaigos atsisako, sakykime, tam tikrų objektų. Na ir dar žinoma yra objektų natūralus nusidėvėjimas, kai jau juos reikia modernizuoti ir tai ekonomiškai nėra naudinga. Daugelis jų turi sukurtą aplinkinį infrastruktūrą, tiek socialinę, tiek inžinerinę. Tai naujam verslui ateiti, sakykime, į jau išvystytą lokaciją yra daug lengviau negu, sakykime, susikurti iš naujo. Turto bankas kaip šaltinis ieškant nekilnojamo turto objektų man buvo žinomas iš seniau. Priėmus sprendimą ieškoti objektų nuo pirmų minučių ir sekiau Turto banko teikiamą informaciją. Tokius objektus vystymui tikriausiai reikėtų lyginti su nauja, vadinama plyno lauko statyba. Nauja statyba tikriausiai turi ir privalumų, tačiau niekada toj statyboje neturėsim jau užgyventos infrastruktūros, ilgametės gamtos. Tokioj vietovėje, tarkim kaip ši, pušynė ir panašiai, vykdyti naują statybą tikriausiai būtų labai komplikuota. Vienareikšmiškai taip ir tikriausiai net keliais aspektais. Vienas dalykas, kur pastatai stovėtų apleisti, jeigu jie yra nereikalingi valstybės reikmėms, o verslas gauna galimybę ir šansą, jeigu mato tame objekte potencialą, ten sukurti kažką tai gero, mūsų atveju ir prasmingą veiklą tinkamoj vietoj, ne bet kur ir ne bet kaip. Ką kitose objektuose būtų sunku padaryti. Kita tikriausiai didžiulė nauda, kad valstybei turtas nereikalingas. Valstybė parduodama turtą gauna lėšas į biudžetą versus tai, kad tikriausiai turėtų kaštus apleisto pastato išlaikymui. Verslas atneša gyvasties. Sukuria darbo vietas, galimai pritraukia greta naujus verslus. Turime puikų pavyzdį, parduotos ligoninės, kaip objektas atgimė antram gyvenimui, teikia tiek ekonominę, tiek socialinę naudą bendruomeniai. Ten veikia geros prenumeratos pagal kriterijus, kad gaunama žinia apie atsiradusį objektą pardavime. Taip pat tenka girdėti ir kad investuojantys tiesiog seka, matyt, būna geri pasiūlymai.